Nu ką, šiandien update'as, užsidėjom paskutinės lentynas, dabar viską juodai nuvarysim. Nu va, pusikė jau įpusėjom, dalį kad tam biškį kampę dasimušti, gal nerodysi iš arti. Nieko, kad šviesta oranžinė. Žiūrėk, čia patiokų privariai. Tu tą dažiai. Kasiakų, kaip sako. Aš iš viršų. Kad čia kasiakų bikų privariai. Va, ten, matai, kur gražiai prabraukų. Ta nusipirkom dar žalios vėjos. Kalsim, va čia pers. Papasakok, kaip mėgsti tą žalį. Labai nemėgsti. Liepiau net išmesti parduotuvėje buvo. Mes esame išmetę, dabar jau iš naujo perkam. Nes dėl to, nes tu užsimanėjai, kad būtų siena. Tai va, čia darysim žalią sieną. Darysim logotipą per vidurį. Čia tada tokia L formos prekystalė. Irgi ten su žuolėjom, žodžiu, apvarysim, ten apkalsim visokiom lentutėm. Tai šiandien užduotis yra pasibaigti šitas lentynas ir va šitą sieną prisikalti. O šitos žolės. Šiaip aš tikrai jau, žinok, nebenoriu. Ir aš čia nebejokau. Ko, filmuoti ar dažyti? Dažyti, atsipuolė. Gerai, apžvelkim Andriaus naują pirkinį. Ford S-Max. Šiaip kas įdomiausia šitam Ford'e, kad jis kai naikintaus, kilki lėktaus va šitą paėmė. Taigi nutrauks. Gali pakilti. Ne, šiaip labai faina mašinytė būtų, jeigu ne Ford, tiesiog. Šiaip labai faina būtų mašinytė, jeigu ne Ford, į ne mašiną. Jo, bet čia visai nebloga. Kaip už tokius pinigus? Nu įverti, tikrai nebloga, pažiūrėk. Nu. Vidus koks gražus. Jaučiuos dabar kaip tie iš TikToką, kur filmuoja perikupai. Na, ratukai lieti, žieminės padangas. Taip, važiavau greitį. Eik, tu net mankiaus numerėjau. Ai, beje, turiu tau. Gerai, o kiek mes mašinų turim? Kiek turi? Vienas? Galvoju, ne, dar dviejus. Ai, dar dviejus? Bet galvoju duoti tau. Čia aš nenustebinu, aš čia gyvenu. Jo, dėl to įpirka, kas sėdinės susilenka. Čia yra... Kienė. Eik, tu. Dvieji. Du komplektai. Čia aš gyvenu šitam. Dar reikia perkliuoti visą, nes tie jau baig nusilupt logotipai. Šitą gaidį net gėda būtų klijuoti. Gadinti įmonės Čia vardą. beje, aš žinai kaip noriu, irgi taip pat. Eik, nieks neklijuosimės to Fordą, nesigadinsim vardą. Klijuosim. Čia tipo įsivaizduok, ketara čia gals, o čia ratas baigęs priekinis. Ne, Galva iškišti. ne. Čia darom, kad keturatis, o tu važiuoji. Tai aš taip norėjau. A, bet neproporcingai, ne? Nu, bet Nebent dvivietį keturatį daryti. ką, senioram? Eik, tu gerai atrodytų. Gal ne, ačiū. Vai biškiai pabira Ford. Ford pabira, o tu atsisėdai čia į tą mašiną sugadinai man. Ai, tu šiaip. Tai kaip tu, ai, čia taip net nebeusifiksuoji. Tai va, kavytės pasidaraisim, kad nereiktų dirbti, bandom kažkaip laiką prastumti. Aš uždaviau klausimą, kada mes kraustysimės į tas patalpas, nes jau čia kelintą savaitę, antrą? Antrą savaitę čia vis kažką darom, nėra, nesimata galą. Tai gali pasakyti. Kada? Rugsėjo. Rugsėjo 1 atidarim? Nu taip, rugsėjo 1 esam priversti jau išeiti. O, Mona Lisa baig savo paskutinius potėpius. Kaip vertinat darbą? Šiaip aš drąsiai palikčiau taip. Tu kadangi esi mumis dažytojas perfekcionistas, tai vertin labai viską. Palauk, gal čia kameros fokusuos, parodysiu iš. Nerodyk, kokios Va. komisija tai. Tada norėjom sieną priešaudyti, bet nupirkau pačius didžiausius tuos sagės. Kaip pats didžiausias. Tai dėl to, kadangi aparatai va šitie Andriaus šūdini, jie jų neišstum iki galo, tai gaunas taip, kad tiesiog stringčia viduj ir neveikia. Tai va, reikia dabar važiuoti per mažesnių savaržai. Jėdį jis taip eiti apsirengęs darbiniais, nes persirengęs. Ne, tai va, tu užsidėjau darbinį. Gali eiti normaliai į depo, į žmogų statybininkas. Kaip tu? Taip. Ačiū. Nusipirkom naują mušeklį.
tas genijus palika ant kopečių, krita žolė, kurią palika pastatyta, ir tada sulaužė šitą. Šitie neveik nei vienas. Atsivežė, vežė, nedavežė, atvežė, neveik. O šit, nei vežė, nei atvežė. Nupirkau savaržėlių, 14, netink. Nuvažiavam 12, netink, neveik su to. Tada galvojam naują nupirksim, naują jau nupirkom, jau baigiam sulaužyti. Karoči. Nu einam kabinti, pragaišė 2 valandas ant šitų tavo visų pirma 2 šūdinų šautuvų, kurie neveik. Tada kur vieną sulaužyti čia numetęs. Ir dabar paskutinis, kuris veikiantis. Updeitas iš sienos, šiek tiek palaužė kelius mušliškius, pasidavė. Ne, šį čia ne taip turbūt, ne šits per vidurį perėjimus. Labai prasta. Matos tavo. Rado dieną, kada paformuoju. Taip, renkamės brusus. Darysim, kadangi su žolė sunkiai sekas, gal su medžiu geriau seks. Tai va dabar galvojam, kokius čia reiktų padaryti bruselius. Tai ant sienos, kad tą žolę dar prispausti, tenka tokį efektą išgauti. Taip, šitų reikia 12, o kiek Andrius sakė reikia? 12. Ne, sakė 20. 9. Sakė 20. Nusprendėm 12, pripažink. Ne, tai 12 kaip paskaičiavau, nes norėjai 20 pirkti. Sakė 9, aš sakiau. Aha. Taip? 20 norėjai plaukščių nusipirkti, čia būtum ką grindis išdėjęs jo. Aš namuką noriu. Ai, irgi ne. Nes turėjęs vaikystį į namuką. Šitą gali sėsti kalėjimą. Ne, o kodėl čia coliai yra 10-12 laipsniai kur? Čia ne laipsnė? O, aš nematau laipsnių. Laipsnių čia buvo pačioj, bet nebėra. Jo, laipsniai buvo pačioj. Kaip dabar žinoj? Ką va, Kem5 esu padarė. Čia manęs iki galo bus Kem5, ne? Va, Kem5. Ne, aš tai nepjausiu. Šiaip nupjaučiu, beje, easy aš. Muzikos reikia žmogų. Jauna, matai. Žiūrėk, ką klauso. Kazantį. Kur dėsi tokį daiktą? Reiktų pjaučiu, kaip įsivaizduoju. Ką pjausi? Ar įrankis skiriai yra? Susirūpinti čia viską susirūpinti. Galėtum ką nors pakepti? Pasigrilinam. Dabar yra žolės tema. Yra tik tais 2 metrų pločio, kur biški išlindęs. Bet matėme nuosi senukose 4 metrų pločio. Bet internete nerašo, kad yra 4 metrų pločio. Tai dabar ką darom? Perkam 2 metrų ir klijuojam iš 2. Ar bandam ieškoti 4. Aš galvoju kitą variantą, tokį kaip pamastymį, bet problema yra ta, kad tada reikės dėti ir ant stalo. 124 € yra tai siena. Ar nebūtų taip, kad jinai būtų gražesnė? Nu, paprasme, į save. O, pavyzdžiui, šitą va yra 9. Nuskiręs. Ženklai. Tai va, ir aš galvoju, ar tikrai mums, žinai, jeigu mes tą norim tiksliai tą vietą padaryti. Bet dabar kits yra klausimas. Ar jeigu bus siena tokia, o stalas toks, ar jis blogai? Bet matai, jinai čia kai įsiguli, na, aišku, gali čia gal sušerti, bet kai jinai tokia gaunas, kaip biškai ištrypta. Jeigu pavyzdžiui, sakyti, nes jinai tokia ir spalva turi malonu. Ir efektas kitoks. Nes tai sienai mes galim tikrai panaudoti va čia tokia, bet ar jas galima derinti? Nu, pagal tu esi dėl to. Ne, tai tu derinti ir gali, tik tai čia bendrai jau, ar tada verta dar žaisti su šitom. Kaip neverta? Tai tą ant stalą panaudosi, ten nelabai matos, kai ateinim, ten busgi brūsai. Ten nesimatys, ant stalą gali pataupyti, bet ten, kur logo eina. Bet aišku, kaip tu sakai, tada logo užstos labai daug. Nu, tai išmėsim 4 kvadratus, tai vadinas, kiek čia kvadratas, 10 €, kem eurų? Susitaupytų pinigų. Aišku, iš to rulono, nu kad ten, žinai, ką išpjausi tą blyną, vis tiek ruloną dėsi. Nu, taip. Mesi kažkur.
Nes nedėsi gabaliukais, bet ne, tokie bus gabalai, bus po 2 metrus. Tai tu ten išmesi, tiesiog kažkaip turėsi išpjauti. Tai čia nieko nesutaupys. Nes logogi bus nuo tavęs. Panaudosi galų gale kažkur, šiandien problema. Na tai, o tai dabar reikia tik nuspręsti, kurią. Matai kas, jeigu norim sienos tą daryti, efektą kažkokį... Bet tada man gaila brūsus tada dėti ant tokio. Ai, grinai palikti tada menietą? Ne, tada gal iš vis gražiai apdirbti. Nes supranti, jeigu logo didelį dedam, tai tada kam tie brūsai ant to žolės, tai tada jau, jeigu brūsus dedam, tai ta pigi tą atim. Nes gal ta kaip tik duotų tada efektą, jeigu mes ją vieną uždedam ir logo per vidurį ir tegu imbun tokia siena. Maksimum, ką galėtume gal padaryti, tai ją įrėminti tada, tipo brusiukus, kvadratą, tiesiog palipačius kraštus. Gal nebent toks variantas. Nu, idėja. O tai ką tada su durim darom? Tai ten tada su ta, aš už tai tau ir sakau, ar jas derim. Tai va, kiek matai, tiek įderi. Nu, ta bus nupjauta, ta mažiau nupjauta. Logiškai, ta bus trumpesnė, ta ilgesnė. Kokiu dar faktų, žinai.